Tai labas visiems. Malonu, Sveiki. kad susirinkote Sveiki. čia. Ir tai pradžiai apšilimui, kaip sako, noriu paklausti, kaip einasi. Turim tokią iš pašnekovų pusės įdomią situaciją. Mindaugas, šiuo metu jūs kūrėte tradicinės parduotuvės, pradėjote nuo elektroninės parduotuvės. Mantautas šiuo metu dirbate atvirkščiai. Magrės baldai žinomi kaip tradicinės parduotuvės ir dabar, tarkim, vystote tą kanalą. Tai kur šiuo metu esate, kokioje stadijoje, Mindaugai, kaip elektroninė komercija, elektroninė pasiūlymas? Tai aš gal patikslinsiu, mes šiuo metu ne tai, kad atidarinėjom fizinės parduotuvės, bet mes, kaip sakyt, bandom vystyti viską. Tai tas viskas, tai lygiai grečiai vystom savo elektroninę platformą ir lygiai grečiai atidarinėjom fizinius taškus ir bandom, kaip pasakyti, tokią bendrą sinergiją, kad jie tarp savęs nekonkuruotų, tiesiog papildytų viens kitą. Tai va, tai šiuo metu esam tokiam keliui. Ačiū. Mantautai? Taip, tai kaip Matas minėjo, su Mantautas, Magrės baldų marketingo vadovas. Tai mes keliaujame visiškai atvirkščią kelionę. Mes turime šiuo metu elektroninį puslapį, kuriame yra tiesiog užklausų formos. Gaminam tikrai unikalius baldus ir personalizuotus, kaip Matas pats labai pabrėžė, bekalbant čia prieš susitikimą. Tai, bet e-komercija yra privalomas dalykas, mano yra 10 metų patirtis e-komercijoje ir vienas pirmųjų žingsnių yra išplėsti ir iš tiesų mūsų tikslas yra ne e-parduotuvė, o mūsų tikslas yra bendra retailo ir e-komercijos platforma. Tai šiandien mes čia keliausime per naujienlaiškių temą, pašto rinkodaros ir šiek tiek parašiau jums medžiagos, kad nebūtų taip nuobodu vieni mus žiūrėti, bet turėtume ir turinio. Ir prašysiu būtent pašnekovų patirties, kaip jie vertina elektroninio pašto rinkodarą, nes būtent kuriant šį konceptą, šios diskusijos su konferencijos organizatoriais, šnekėjome, kad labai svarbu ne tik tai, kaip elektroninio pašto rinkodaros profesionalai vertina šitą kanalą, bet ir kaip verslai. Tai turime šitą turinio dalį, kurioje išvardinti įprasti argumentai, kad elektroninio pašto rinkodara geriausias pagal grąžą kanalas, kad yra nuosavos komunikacijos kanalas ir kad generuojantis reikšmingą apyvartą. Tai man smalsu, kaip jūs matote, kaip tas kanalas atėjo pas jūs, Mindaugai? Tai šitą kanalą mes praktiškai pradėjom lygiai tokiu pačiu metu kaip ir patį savo verslą, tai prieš 4 metus. Ir startavom, aišku, su komunikacija per socialinius tinklus, Instagramą, Facebooką. Ir net dabar gerai nepamenu, kelių mėnesių bėgi paleidom naujienlaiškius. Tai pačioj pradžioj juos dariau aš pats, nežinau, susiradau platformą per ką leisti, googlinau, ieškojau ir tai pradėjome juos rašyti, leisti ir lygiai grečiai, aišku, pradėjo augti ir ta bazė. Tai va, tai šiai dienai naujienlaiškių visa rinkodara, pašto rinkodara pas mus sudaro iki 25% apyvartos, tai yra gan tokia ženkli riba ir tai skiriam nemažai savo dėmesio ir resursų. O ar pats matai, dar Mindaugai papildysiu, turite labai stiprą matomumą socialinėje erdvėje. Ar pats matai šitą kanalą kaip tokį diversifikavimo, kaip alternatyvą turėjimo, būtent jeigu kažkas nutiktų, jeigu užblokuotų jūsų Instagramo paskyrą ir panašiai? Gal ne tai, kad pačioje pradžioje žiūrėjom, kad jeigu kažkas nutiktų, bet tiesiog tai kaip ir dar vieną kanalą. Matėm, kaip įsitraukė, gal matėm nišą, net sakyčiau, nes tikrai tie prenumeratoriai augo ir mūsų tikslas gal toks ilgalaikis nebūti tiek matomi toj socialiniai medijoje. Dėl to, turint tokį tikslą, reikia ieškoti alternatyvų. Tai va čia viena iš alternatyvų susikurti stiprią bendruomenę, įsitraukusią bendruomenę ir vien dėl to dar. Ačiū. Mantautai, aš dar noriu trumpai pristatyti, kad Mantautas prieš Magrės baldus dirbo elektroninės komercijos vadovu ir sukūrė būtent šitą
kanalą, priekybos kanalą Danijoje, Danijos, būtent Danija LT, elektroniniai parduotuviai ir kiti buvo prekiniai ženklai, po to dirbo ir Utenos trikotaže, ir čia čipsuose, ir dar keliose kitose, tai turi tikrai plačią patirtį ir netrumpai ten dirbo, tai nebuvo, sakykime, trumpi etapai. Tai kaip pats, kokį susidaręs vaizdą būtent apie šitą rinkodaros kanalą? Jo, tai elektroninis paštas yra vienas pirmųjų dalykų, kurį pradedu žiūrėti atėjęs į naują įmonę, nes tavo šios pastabos surašytos yra labai teisingos ir pati pirmoji, sakyčiau, yra teisingiausia, tai kad didžiausia yra grąža iš elektroninio pašto, ypač dabar, kai, taip sakant, visas performance marketingas, visi pradeda išmokti daryti performance marketingą, bet labai džiaugiuosi, kad dar ne visi išmoksta mail marketingą daryti, nes tai toks outdated, galbūt senas atrodo, netokia grąža ir panašiai. Tai yra labai svarbu jį auginti, čia yra svarbiausia dalis, tuos kaupti iš naujo vartotojus ir dirbti su jais. O dar smalsi jūsų patirtis bendrai valdant kitus kanalus, SEO, mokamos reklamos, kaip stengiantis diferencijuoti savo dėmesį, kur kreipiate šiuo metu, Mindaugai? Mūsų atveju tai mes iš tikrųjų visur aktyviai dalyvaujam. Ir gal šie metai tokie bus, kai jau truputėlį pradėsim grynintis, nes kas liečia Metos tą platformą, tai pastebėjau tokią tendenciją, kad labai brangsta. Labai brangsta, aišku, visi ten eina, labai daug tos reklamos ir tiesiog nuolatos galvoji, kaip dar galima optimizuoti, tai man galva skauda tiek nuo sąskaitų dydžio, tiek ką čia dar įdėti tą metą, nes turinys irgi labai panašėja. Tai va. Ačiū. Man tai kokia ta patirtis? Tai tiesiog reikia žiūrėti grąžą iš kiekvieno kanalo. Tarkim, SEO, jinai vis tiek yra, SEO specialistą, aišku, man paprieštarautų, bet yra sunkiausiai pamatuojama, nes nuolatinis pokytis yra, ne? Performance kanalai ir mailo kanalai, tai jie labai nesunkiai pasimatuoja. Tai tu startuoji, tiesiog žinau, kad mailas yra vienas pagrindinių kanalų ir jeigu turi pakankamai didelę duombazę, turi pakankamai greitai skirti tam laiko, tam, kad jį optimizuoti. Tai dabar ir pasinaudokim progą nerti į pačią temą ir šie 3 elementai iš esmės nusako sėkmę šitame kanale. Tai yra visi suprantam, kad neturėdami vartotojų kontaktų mes jų negalėsime pasiekti, neturėdami elektroninio pašto adreso ar kitų nuosavų komunikacijos kanalų. Ir lygiagrečiai turime 2 sritis, kurias reikėtų skirti fokusą. Tai yra būtent visiems gerai pažįstamos naujienlaiškių kampanijos. Tai yra, kad visi gaunam į savo pašto dėžutes, bet nemažą būtent apyvartos dalį generuoja automatizuoti komunikacijos scenarijai. Turbūt populiariausias iš jų yra pamesto krepšelio priminimo, visos elektroninės parduotuvės jie žino, bet yra dar bent 6-7 scenarijai, kuriuos reikėtų aktyvuotis ir iš kurių generuotųsi būtent pajamos. Tai smalsu, kaip dirbate ir kur fokusą dedate. Man tai įdomu, tavo patirtis dabar pačia, sakykime, pradžioje, kai elektroninė parduotuvė šiuo atveju tavo nėra dar išvystytas kanalas, bet ir vertinant praėjusią tavo patirtį, kur skiri savo dėmesį vertinant šitos elementus ir kaip valdai juos. Jo, tai kaip atsakėjai, be prenumeratorių nebus ir naujienlaiškių. Tai irgi yra labai svarbu, tarkim. Dabar turim pakankamai mažą duombazę. Ir mes siunčiam naujienlaiškius, pasidarėm pakankamai aišku planą. Ir vienas dalykas, tai auginam duombazę, nes kuo tu daugiau siūsi naujienlaiškių, tuo tavo duombazė labiau trauksis. Aišku, vėliau tu tikriausiai pakalbėsi apie tai, kada siūsti ir kiek siūsti tų naujienlaiškių, nes čia yra labai svarbus faktas. Bet netgi, tarkim, turim kelis tūkstančių šiuo metu gavėjo, bet jų pusę perskaito. Tai taip sakant, jau 1000 vartotojų, kurie atidaro tavo naujienlaiškį, tai yra pasiektas rezultatas. Ir 1000 vartotojų tau pasiekti per socialinius tinklus ar kitus kanalus, jeigu paversi skaičius, tai kainuoja tikrai labai brangiai. Ačiū. Mindaugai, kaip tavo požiūris į šitos elementus, kur pats kreipi dėmesį? Jeigu nuoširdžiai, tai didžiausia dėmesį aš kreipiu į turinį, kuris šiandien parašytas. Tai man labai svarbu,
ką iškomunikuoti, su kokia žinutė išeiti ir po to jau visą kitą man eina. Tai gal dėl to taip, kad tų prenumeratorių iš tikrųjų mūsų atveju gan lengvai jie susikaupė ir dabar dar auganti bazė yra. Tai po turinio, aišku, svarbus ir tas prenumeratorių tikslas yra tą bazę auginti, bet auginti ją kokybiškais šitais kontaktais, nes per tuos metus esam turėję įvairių patirčių, kai bandėm, tarkim, nežinau, paforsuoti tą auginimą, tai po to tiesiog atkrenta. Jeigu tave pradeda prenumeruoti tie žmonės, gal kuriem nėra aktualu, arba jie prenumeruoja iš pradžių dėl, tarkim, nežinau, kažkokio prizo, ar šiaip for fun, tarkim, tai jie po to tave, unsubscribina. Tai va, tai siekiam to tvaraus augimo. O tie visi naujienlaiškių, kur čia komunikacijos automatizuoja. Mes viską naudojam iš tų, visi yra. Gerai, tai keliaukime toliau. Tai čia reikėtų kuo pasidalinti, tai yra, kas domitės elektroninę pašto rinkodarą, tai rekomenduoju prenumeruoti Litmus. Litmus kiekvienais metais daro, tai yra, Litmus yra naujienlaiškių testavimo įrankis, kur galite pasižiūrėti skirtingose platformose, kaip atrodo tie naujienlaiškiai ir įrenginiuose, ir jie labai daug daro edukacijos. Tai kiekvienais metais daro apklausas ir būtent matome, kad dažniausiai įmonės ir išnaudoja tos naujienlaiškius, vėliau pasikalbėsime apie naujienlaiškių praktikas, o dabar pradėkime visgi nuo to pagrindinio, kokios yra tos, kaip prenumeratoriai renkami Lietuvoje. Čia pasiremsiu mūsų nfq.email daromų tyrimų, mes jau 7 metus stebime rinką ir matome, kaip elektroninės parduotuvės išnaudoja elektroninę pašto rinkodarą. Tai matome, kad trečdalis elektroninių parduotuvių proaktyviai renka prenumeratorius, kur fokusą norėčiau dėti yra išnaudotas galimybės būtent į papildomus kanalus, nuosavus komunikacijos kanalus, nes šalia elektroninio pašto labai lengva susirinkti ir papildomus komunikacijos elementus, tai yra gimimo datas ir, žinoma, papildomus kanalus, telefono numerius, naršyklės pranešimus. Tai čia yra būtent tokia neišnaudota vieta ir būtent čia jūs galite kurti ir diferencijuoti savo marketingo kanalus ir turėti platesnį jų aibę. Tai prieš tai pasidalinau šiais duomenimis su pranešėjais ir smalsu, kokią nuomonę, kodėl taip vyksta rinkoje, kol neišnaudojami, sakykime, visi nuosavos komunikacijos kanalai, nes juos lengva derinti po to mūsų ir automatizuoto komunikacijoje ir kartu su elektroniniu paštu. Mindaugai. Gal iš tos statistikos mane labiausiai nustebino, kad SMS toks mažas siuntimas, o visa kita, ką žinau, gal ir normaliai. Nes aš įsivaizduoju, tie skaičiai mažesni todėl, tas pats web push, kad gal ne visi žino tiesiog, mažai informacijos, kad yra toks būdas. Tai to iš tų visų minimų, čia 4, mes visus jos naudojam. Super. Tai skatintum ir kitus. Kaip čia taip vis? Be abejo. Man tai. Aš tai pasakysiu, kad šitą skaidrę, kai pamačiau, tai mane jinai nudžiugino, matai, įsivaizduoju, labai liūdina. Kodėl mane džiugina, nes tai sako, kad konkurencija vis dar yra maža. Lyginant, tarkim, su performance kompanijom, kaip jos auga ir kiek visi naudoja. Tai, kad tik 30% renka proaktyviais būdais, tai yra, kaip Mindaugas sakė, tiesiog pradedi rinkti ir jie labai lengvai renkasi. Įjungi pop-upą, pasiūlai kažkokią dovanėlę apsipirkimui žmogui ir labai greitai tavo duombazė stipriai auga. Dar liūdniau iš tiesų tai, kad žmonės renka daug papildomų duomenų, tas pats kartais tau reikia užpildant ar perkant prekes, ar tą patį pop-upą pildant, ir gimtadienio paprašo duomenų, ir SMS-ų paprašo duomenų, bet nenaudoja to, neaišku kodėl, nes tikėtina, kiekvienas papildomas duomuo apsipirkimo procese reiškia mažesnę konversiją ir didesnį atkritimo rodiklį, nes žmogui reikia įvesti daugiau duomenų. Tai aš nerenku duomenų, jeigu tu gali, tau jų nereikia, arba tu jų nepanaudosi, arba tau nebūtina užsakymo procesai. Kartais tau tiesiog reikia mailo, kad žmogui paštomatą įdėti ir tu labai palengvinsi žmogui apsipirkimo procesą. Tai iš tiesų, SMS-ai, kaip Mindaugas sakė, labai liūdina, push-upas stebina, tai yra, kaip ir SMS-as yra labai
įtaigus ir labai triggerinantis, gal taip sakykime, žmogų, bet dėl to jį reikėtų naudoti labai išskirtiniais atvejais ir turint labai išskirtinį pasiūlymą. Tai toliau nerkime į populiariausią temą, į naujienlaiškių siuntimą. Tai iš mūsų daromo tyrimo matom, kad labai sparčiai didėja populiarumas naujienlaiškių siuntimo, ta kompetencija rinkoje platėja, kaip kurti ir išsiųsti naujienlaiškius, o pajamų prasme, būtent versle, kuris gyvuoja kelis metus, elektroniniai parduotuviai dažniausiai sudaro apie 50-60% būtent naujienlaiškių kampanijos. Bendrai paėmus pats populiarumas per paskutinius 5 metus beveik padvigubėjo, tai elektroninės parduotuvės žymiai dažniau ir plačiau siunčia naujienlaiškius. Ką patys pastebite būtent savo pašto dėžutėje ir kokios tos praktikos pasikeitimai? Manto, tai gal pradėkim šį kartą nuo tavęs. Kokios yra praktikos? Tai kad vis tiek visi, kad ir kaip aš sakau, kad mažiau naudoja, dar daugiau naudoja, bet dažniausiai pats apsipirkinėjau daug internetu ir pats naudoju tas taktikas, kad gaut nuolaidą. Tai yra, įtariu, Mindaugas irgi taip pat žinodamas visus procesus, įsidedi, užsisakai naujienlaiškį, laukia dovanų kuponėlio kažkokio, įsidedi krepšelį, laukia, kol tau įkris kažkokią nuolaidą. Tai aišku, žmonės kai kurie gudrauja, kuriam kaina yra svarbi, bet šiaip atėjau visai naują savo kategoriją, baldus. Ką pirmą padariau, tai susiradau kitus didžiuosius europinius žaidėjus, užsiprenumerau jų naujienlaiškius ir nustebau, kad net ir 100 milijoninės įmonės dar tikrai labai turi kur pasistiepti ir patobulėti. Tiesiog siunčia paprastus kampeinus, personalizacija kartais yra pakankamai sudėtinga, ypač tokiam produktui kaip baldai, bet jokių paliktų krepšelių ar dar kažko neturi. Tai kartais tai stebina, kad ne tik mes Lietuvos burbuliukai yra ne viskas gerai, bet ir pasauliniu mastu yra tas prioritetų paskirstimas kartais yra keistas. Ačiū. Mindaugai? Kas liečia naujienlaiškius, aš gal asmeniškai pastebėjau, kad visi labai stengiasi. Tai normalu, stengiasi ir naujienlaiškiuose, stengiasi ir tuose performance kompanijose, tai naujienlaiškiai gražesni vizualiai, kiek įmanoma trumpesni, kad nereiktų daug scrollinti, labai visi stengiasi kuo įdomesnę temą, subjektą pateikti, kad tas atidarymo rodiklis būtų didesnis. Tai tiesiog gal labai jaučiasi ta didėjanti konkurencija ir šitame kanale iš tikrųjų. Aš pastebėjau. Aš tik dar pareplikuosiu Mindaugo pasakymą, trumpesnius ir nereiktų daug scrollinti. Tai aš irgi vis dabau šitos dalies, kaip sakant, kad žmogus nori aiškiai žinutę ir trumpą, bet savo patirtį pastebėjau, jeigu tu darai ekspertinius ir įdomius, su įdomia informacija žmonėm, tai žmonės iš tiesų nuskrolina iki galo. Tai priklauso nuo to, kokią tu žinutę nori iškomunikuoti. Jo, tai čia dažniausiai būna ta dvikova versluose, ekspertinis turinys mažai konvertuoja, bet mažiau pardavimų daro. Bet mes, kai vartotojai, to tikimės, tai visą laiką linkiu atkreipti dėmesį į lūkestį, kokį jūs sukūrėte vartotojui savo prenumeratos formomis ir kad tai atitiktų jūsų komunikacijoje. Tai apie tai pagalvoti, ką pažadate, nes tada, jeigu jūs tik tai siūlote nuolaidą, tai klausimas, ko jis po to tikisi iš jūsų, kaip mato jūs kituose kanaluose. Ir toliau dar apie tas vartotojų praktikas, kur sakėte, įsidedat į krepšelius ir laukiate nuolaidos, tai linkiu visiems suprasti ir žinoti, kad galite apriboti tokias praktikas ir jeigu krepšelis jums neaktualus ir mažai pelningas, jūs galite nedėti trečiam laiške nuolaidos ir taip neturėti standartizuotos praktikos, o tiesiog toje vietoje uždėti taisyklę, jeigu krepšelis nepakankamai didelis ar kategorija nepakankamai pelninga, tai nebūtina dėti tenai nuolaidų ir taip atliepti tą vartotojų lūkestį. Tai išmaniai žiūrėti siūlau, nes visos tos galimybės, techninės galimybės yra ir populiariausios platformos tai gali, kai įsijungite savo elektroninę parduotuvę su savo marketingo automatizavimo platforma. Tai tiesiog dar pareplikuosiu, kad galima užbėgti už akių ir naudoti tos efektyvius procesus. O trumpai dar apie praktikas, ką stebime, kokias praktikos rinkoje, kada naujienlaiškiai yra siunčiami. Tai siunčiami yra pirmoji dienos pusėje. Iš to, kaip veikia realiai, tai turite 3 langus, kada naujienlaiškiai labiausiai yra atidaromi
iš ryto apie pietus ir į darbo pabaigą. Tai reiškia, visų darbo metu iš principo naujienlaiškiai yra atidaromi, paspaudimai daugiausiai yra fiksuojami iš ryto apie pietus ir darbo pabaigą. Jeigu žiūrėsime konkurencinę aplinką, tai matosi, kad ryte yra didžiausia konkurencija vartotojo pašto dėžutėje. Kalbant apie siuntimo dienas, fiksuojame, kad nuo pirmadienio iki penktadienio yra populiariausios dienos. Bendrai kalbant, verslai, sakykime, siunčia nuo antradienio iki ketvirtadienio tokios saukesnės dienos, kada didesnė tikimybė generuoti geresnius rezultatus. O naujienlaiškių dažnis, ties kuo čia ir sustosime, toliau padiskutuosime, naujienlaiškių dažnis fiksuojame, kad populiariausia yra siųsti 1-2 kartus per savaitę, bet turime rekordininkų, kurie ir siunčia netgi dažniau nei kartą per dieną. Kokia jūsų nuomonė apie dažnį, sakykime taip, ir kaip jūs susiformavę praktiką siuntimo, Mindaugai? Jo, tai mes tengiamės siūsti ir tą dažnį stebėti. Tai vieną mėnesį būna įsiunčiam 12, vieną mėnesį būna esame siuntę Liepą berods ir 16. Tai kiekvienas tas išsiuntimas, aišku, tu gali pamatuoti, kad tu gauni kažkokių pajamų. Bet kartu, jeigu tu siunti per dažnai, iš karto dėja ir tas atsisakančių prenumeratorių skaičius. Tai mes taip išsidiskutavome, bent jau mūsų atveju, manau, apie 12 toks saugiausias variantas, kartu yra aktyvus, bet ir ne per dažnai. Tai tokia praktika. Tai aš taip pasakyčiau taip, kad visą laiką, jeigu turiu kolegas, kurie dirba su naujienlaiškiais, ne pats, jeigu dylinu su tuo, tai visą laiką sakau, kad siūskime tada, kai turime ką pasakyti. Taip, norma yra gerai išsiųsti vieną per savaitę, bet jeigu mes nesugalvojom nieko įdomaus, ką žmogui papasakoti tą savaitę, tai geriau nesiųskime iš vis, nes tiesiog atkritimų rodiklis jisai yra. Tu nuliūdini žmonės ir tiesiog, galbūt žmonės neatsisakys naujienlaiškio, nors tu gali pagal tai žiūrėti, bet ilgainiui tavo open rate'as tiesiog mažėja, nes, vėl jūs atsiuntėte čia kažkokią beleką. Bet kitas dalykas, tai yra, kai kažkokios didžiosios akcijos yra, tarkim, Black Friday tas pats, tai kartais iš tiesų išsiunčiam ir po 3 ir po 4 naujienlaiškius į savaitę. Kodėl? Nes tu tiesiog, žmogus pirmą kartą atėjo, pasižiūrėjo, tu jį užpušini, kad dar tikrai nepamirštos nuolaidos, jeigu tu, aišku, tiki gerą pasiūlymą. Tai dabar ir nerkime į tą temą. Black Friday, Cyber Monday fiksuojame, kad per paskutinius 4 metus būtent šita turinio vienetas būtent labai smarkiai populiarėja ir daugiau negu 2 dažnis padidėjo kiekis tiksliau laiškų su šita tematika. Bendrai paėmus pats visas laikotarpis ir turi daugiau tų aktyvumų ir matome, kad pati komunikacija startuoja lapkričio pradžioje. Čia mes šiame ketvirtyje turime labai aktyves žinutės į vartotoją ir tikrai linkiu visiems jas išnaudoti. Tai klausimas, kaip planavimo procesas, Mindaugai, atrodo, ar visas žinutės išnaudojate, čia būtent išvardintas. Šiaip pastebėjau, jeigu jau kelinti metai tas lapkričio mėnuo toks tampa ne Black Friday kažkokia diena, bet visas toks Black mėnuo. Visi labai anksta, visi stengiasi kuo anksčiau nusigriebti tavo grietinėlę. Tai mes čia labiausiai gal jau dabar dirbam, ties to galvojam, tai labai galvojam, ką komunikuosim, daugiau dedam gal akcentų į turinį. Tai o natūralu, žmonės tikisi būtent šito periodu tų didžiausių pasiūlymų ir jie yra įsitraukę. Aš tai sakyčiau, kad labai priklauso nuo produkto. Tarkim, kai Candy Pop'e dirbom, čiazuose tose pačiuose, tai tikrai Halloweenas yra must have dalykas ir tikrai visiems yra labai įdomu. Bet kai tu bandai, tarkim, nežinau, Magras baldas abejoju, kad siūsim Halloweeno pasiūlymus, nes kartais atrodo labai awkward, kai tu bandai pritemti temą prie produkto, kuris visai yra ne prie tos temos. Ir, tai yra labai keista. Tai tu turi tiesiog žiūrėti pagal, patį, ar tavo produktui tinka ir nebandyti tiesiog išvažiuoti ant to, ar 11.11, o ne vienišių dienos. Tai nebūtinai tau gali tikti, bet, tarkim, yra tikrai kategorijų, kuriams labai tinka. Tai linkiu visiems jau planuotis, nepraleisti ir kuo plačiau, sakykime, šias žinutės išnaudoti.
Tai toliau nerime į automatizuotus scenarijus, kaip vienas svarbiausių elementų. Mes čia stebime pelningiausių scenarijų išnaudojimą ir noriu paklausti jūsų patirties, Mantautai, kaip pats, kur skiri dėmesį atėjęs būtent į naują įmonę, sakykime, ir automatizuoti scenarijus. Jo, tai kaip pats prieš tai minėjai, daug kas nenaudoja arba tarkim tą patį cart recovery naudoja tik tais ne seriją, o tik tais vieną laišką. Tai pinigais, manau, Mindaugas tikrai neleis pameluoti, tai yra milžiniška grąža. Nes iš tiesų žmogus kažką dirbo, priėjo vadovas, liepia pradėti dirbti, o ne scrollint po internetą ir tau tiesiog primena, kad tu, aš žiūrėjau, kažką norėjau nusipirkti. Tai yra visiškai natūralus ir labai geras dalykas vien pačiam vartotojui, o antras dalykas, tau įmonė vieną kartą automatizavus nieko daugiau nekainuoja, tik prižiūrėti, atnaujinti ir stebėti rezultatą. Mindaugai, kokia patirtis automatizacija? Tai jo, mano patirtis, aš paantrinsiu, kad iš tikrųjų labai veikia, tik gal tau laikas jau eina. Toks pastebėjimas, tų automatinių laiškų nepamiršti atnaujinti. Tai čia labai svarbu. Ja, tai pridėsiu, kad iš tiesų automatizuoti laiškai geriausiai veikia, kai jie yra aktualūs turinio prasme. Aišku, galime gaminti tą universalų turinį, evergreen turinį, bet jis mažiau paveikus. Tai jeigu neturite, aišku, resursų, tai evergreen turinys yra tinkamas. Jeigu galite leisti savo resursus, tai jis geriau yra, kai atnaujinam pagal metų laikus, aktyvumus rinkoje, susijusių produktų susijusius ir tada automatizacijos dar geriau veikia. Čia trumpai tiesiog yra rinkos segmentai, kaip kas išnaudoja automatizuotus scenarijus, tai labai turime, sakykime, didelį aktyvumą knygų sektorėje, didelį aktyvumą kosmetikos sektorėje, tai linkiu pasiekti ir pastebėti, kaip jie išnaudoja. Ir čia būtent yra kokie iššūkiai, su kokiais iššūkiais susiduria būtent pašto rinkodaros specialistai. Ir klausimas, jūs savo veiklą planuojant, kur matote didžiausius iššūkius, Mindaugai? Gal didžiausias iššūkis yra, mano atveju, mūsų atveju, tai išlikti įdomiems. Tai man čia yra iššūkis šitas, kuris vis kaip čia nors ir minimi resursai, kad daug dalykų daromės patys, tai šiai dienai tokios kažkaip problemos nematau. Mantautai? Iššūkis tai visada yra konkurencinė aplinka mūsų pakankamai mažai rinkai. Tai jeigu tu dirbi, tarkim, tik Lietuvoje, tai yra pakankamai sunku yra konkuruoti kartais. Tai tu turi greičiau augti, negu kas yra gerai, kad pas mus ir didieji ateina lėtai, bet tu turi augti, jiem atėjus tau ne taip stipriai skaudėtų. Na ir paskutinis klausimas, fokusas jūsų, nebūtinai email marketingė, bet marketingo planuose, kur dabar artimiausiams 12 mėnesių, kur dedate fokusą čia iš to tyrimo pasiremiant. Didžiausias fokusas dabar iš tikrųjų užbaigti šios metus. Nespėjau pagalvoti, kas dar po kitais 9 mėnesius. Tai dabar ruošiamės iš tikrųjų paskutinę metų ketvirčių labiausiai. Tai visos tos temos, kurios čia buvo paminėtos? Turinys, temos ir su kokiam žinutėm išeisim. Mantautai, ar tu matai plačiau negu artimiausiai? Jo, turmenį pastarėjai, sakyčiau, 4-5 metai tai yra tiesiog linksmieji kalneliai, kur nuo to, kai tu nespėjai vykdyti savo užsakymą, iki tol, kol tu neturi užsakymų. Ir tie kalneliai, kas įdomu, metų eigoje irgi tęsiasi. Tai vasara turi stiprų kritimą, po to kažkada užaugė. Ir kiek pastebėjau per pačias įmonės, iš tiesų nutinka taip, kad realiai tu dirbi ir uždirbi 3 mėnesius iš 12. Tai iš tiesų yra labai svarbu, kaip užbaigsim šios metus. Tai ačiū visiems uždėmesi, ačiū pašnekovams ir linkiu geros likusios konferencijos. Ačiū. Ačiū. Dėkui labai visiems. Aš turiu vieną trumpą klausimą visiems 3 prieš pabėgant. Kokie yra 3 žingsniai, kuriuos rekomenduotumėte paprastam verslui, kuris dar neturi nieko bendro su naujienlaiškiais, bet nori pradėti? Tai 3 žingsnių programa. Pradėti. Pradžiai rinkti auditoriją. 3 žingsnių programa, tai iš principo mes kaip rekomenduojame klientams, žinoma, lygiai greičiai vertinti įrankį, susipažinti su jo galimybėmis,
ir tuomet planuoti, žinoma, prenumeratorius. Kaip žiūrėjome, 3 elementai iš principo. Tai prenumeratoriai, kaip juos galite rinkti savo įrankio pagalba. Toliau pagrindiniai automatizuoti scenarijai, kurie yra tuo pačiu ir konversijos optimizavimo, tai reiškia jūsų geresni pardavimai atsivedant srautą. Tai tas pats pamestas krepšelis, pasveikimas po prenumeratos, po pirkiminė laiškų serija, kurioje jūs galite paklausti vartotojo patirties. Na ir žinoma, po to turint tuos prenumeratorius jau siūsti naujienlaiškius, nes visgi užmesgus ryšį reikia palaikyti. Tai galbūt visi tie 3 elementai turėtų būti fokusas, tik tai pagalvoti, ką jūs tenai darysite su tais 3 elementais, kuriuos mes čia dalinamės. Tai dar kartą ačiū mūsų ekspertams.